Naujų metų pradžia tai puikia galimybė naujiems pamastymams apie tikėjimą, meilę ir buvimą savimi. Šį rytą norime jūs supažindinti su Leonora, kuri jau ne vienus metus gyvena Ibizo saloje ir padeda atrasti save daugybei moterų iš viso pasaulio. Asmeninių pokyčių konsultantai teigia, kad jokia teorija negali pakeisti gyvenimo, nes gyvenimą keičia tik praktika. Tad pakalbėkime apie harmoniją moters gyvenime, kokia ji turi būti ir kaip ją atrasti. Balansas, harmonija priklauso, reiškia, pirmiausia nuo pačios savęs. Ne nuo vyro, kiek jisai uždirba, ne nuo darbo, ne nuo vaikų, ar daugiau ar mažiau jie ten reikia ir pyksta, ar myli ir taip toliau. Pirmiausia, tai nuo mūsų pačių. Laikas savo skirti truputėlį, išgirsti save, pabūti, nurimti, išgirsti savo galbūt chaotiškas mintis, o galbūt išgirsti, kaip save teisiam kiekvieną dieną, kada liekam vienos. Leonora teigia, kad mokėjimas skirti laiko savo yra menas gyventi. Tik likdamos pačios su savimi galime suprasti, kaip save vertiname ir tada paaiškėja, kodėl ir kaip mus vertina kiti. Pripažinkime, dažnai skundžiamės, manęs nevertina vyras, vaikai ar darbdavys. Bet ar užduodame savo kitą klausimą, kaip vertiname save pačios ir ką galime pakeisti, kad būtume savimi patenkintos? Ar pažįstame save? Kaip ir laimei nėra taisyklių, taip ir mitybai nėra receptų ir taisyklių, vienareikšmiškų, taip. Žmogus yra labai unikalus, žmogaus būsena labai, kiekvienas mes gyvenam, praeidinėjam, turim skirtingas kraujo grupės, skirtingus kūnus, po skirtingais žvaigždynais gimę, skirtingus, reiškia, tiek daug yra niuansų, kad jeigu mes pradedam vaikytis ten žurnalų, dietų, receptų, taisyklių, kaip galima, kaip negalima, mes save įsirėminam į tam tikrą idėją, kaip turi būti, kur gali būti vienareikšmiškai ta idėja eiti prieš mane. Tai gali būti mano priešas ta idėja. Pasak Leonoros, svarbiausia yra jausti, ko nori mūsų kūnas, nes jis save gydo, paprašo, atmeta, išsivalo, apsaugo, duoda ir net suteikia gyvybę. Todėl turime įsiklausyti, ko jis reikalauja ir nori, o ne primesti savo tam tikrus reikalavimus ar idėjas, ką valgyti, o ko nevalgyti ar kaip elgtis. Laisvė ir intuicija visuomet mums pasako, kaip turime elgtis ar gyventi vienoje ar kitoje situacijoje. Reikia tik išmokti įsiklausyti kūno logiką ir intuiciją. Mityba, kadangi tai neatsiejamas gyvybės procesas, mityba yra labai didelis psichologinis dalykas. Jeigu mes limituojam save per mitybą, limituojam iki tokio lygio, kad ne, aš negaliu, taip negerai, man pasakė, aš žinau ir aš negaliu, reiškia, mes taip limituojam save visame kame, laimiai, laisviai, meiliai. Bet koks maistas yra vaistas, pažymė asmeninių pokyčių konsultantė. Svarbu neperlenkti lazdos. Jei nepadauginsime cukraus, pieno, mėsos ar daržovių, pasieksime balansą ir fizinio kūno harmoniją. Žinoma, nemažiau svarbus ir reikalingas fizinis krūvis. Ir tikrai nereikia savęs apkrauti kraštutinumais, pulti ir iki begalybės prakaituoti sporto salėje. Reikia tiesiog suprasti, kad tam tikras fizinis krūvis būtinas visiems, todėl reikia tai atrasti, mėgautis ir džiaugtis. Viena iš galimybių fiziškai stiprėti su malonumu – tai vadinamoji nie fizinė praktika, jungianti jogą, meditaciją, taičį, aikido, džiazo ir šiuolaikinį šokį. Tai šokis skirtas paties įvairiausio amžiaus moterims ir vyrams, kurio galima išmokti bet kada. Pasak pašnekovės, po valandos trukmės šios treniruotės žmonės nurimsta, pasisemia visai dienai reikalingos energijos ir vakare geriau užmiega. Aš pati esu atradusi vieną stebuklingą salą, aišku, ne nuo jos priklauso mano gera būsena, per nėją, per meditacijas, per skanų gerą maistą, per orą, per skirtingas praktikas, per daug atradimų darbo su savimi, kur turim laiko pakankamai savo. Moteris atranda savo kelią, savo kelionę, savo kryptį ir iš tikrųjų nelabai paprasta pradėti kažkaip tai niekada nieko neužsiemus ir nieko nedarius, reiškia tą praktiką su savim, kelią į save, bet merginos tos, kurios atvažiuoja ir pailsėti, ir išmokti, jos suinvestuoja tiek daug informacijos ir po to praktikuoja savo kasdieniniam gyvenime. Leonora pabrėžia, kad laikas savo yra būtinas. Turime savyje atrasti talentų šokti, piešti, dainuoti, skaityti, keliauti, medituoti, klausytis mėgstamos muzikos, pabūti tiesiog su savimi. Tuomet gerai išmokstame nurimti, atsikratyti neigiamų emocijų. Tai yra pati didžiausia investicija į save, o apie visą tai bus galima paskaityti naujoje Leonoros knygoje Sielos aritmetika. Tad naujais metais visoms moterims linkime susipažinti su savimi iš naujo, surasti savo vidinę saulę ir medų, kuris yra be galo saldus.
Atraskime pagarbą savo ir pagalvokime, už ką šiandieną esame dėkingos gyvenimui.